Sveiki visi, čia esu ir vėl aš, DJ Dovydas. Ir šiandien aš filmuoju, kaip aš padariau VBS failą ir kaip pakeičiau logo. Šiame video bus tutorialas tų abiejų dalykų, kaip pakeisti logo ir kaip padaryti patį VBS failą. Ir demonstracija failo, kurį aš neseniai padariau, kuris vadinasi Nežadink manęs. Taigi pradėkime nuo to failo. Nežadink manęs. Ką darai, sakau, nežadink. Aš supyksiu. Aš nekalbėsiu, jei dar spaudinėsi. Gal čia dar kažkas bus. Štai ir baigėsi. Taigi, einame prie tutorialo. Susiraskit savo kompiuteryje Notepad. Jeigu pas jūs lietuviškai, tai bus užrašinė. Rašote MSG box, skliaustelis kabutė. Aš iš karto pasidarau taip. Ir parašot kokį nors tekstą, tiksliau. Biški. Teisingai parašiau. Taip, dabar failas įrašyti kaip save as, jeigu pas jūs angliškai. Aš įrašysiu į dokumentų biblioteką. Pasirenkame visi failai, kodavimas unikodas, jeigu pas jūs yra lietuviškų raidžių. Jeigu nėra lietuviškų raidžių arba kokios nors kitos kalbos, tai nesvarbu, koksai kodavimas. Aš renkuosi visada unikodą. Taigi, failo vardas. Kas svarbu, kad pats galas visada būtų .vbs. Taigi, įrašyti. Dabar eime į dokumentus. Aš čia turiu dar keletą VBS failų, VB script failų. Taigi dabar kuriame nuorodą. Einame į nuorodą, ypatybės, properties, jeigu pas jūs angliškai. Jeigu pas jūs angliškai, tai create shortcut. Yra nuoroda, yra shortcut. Tai manau, kad tai žinot. Taigi, einame į keisti piktogramą arba change icon. Ir čia galite pasikeisti tą patį logo piktogramą. Taigi, manau, kad aš pasirinksiu piktogramą. Va tokį. Gerai. Ir štai piktograma pasikeitė. Dabar galite įsikelti į kokį norite aplankalą. Ne aplankalą. Biški maišosi žodžiai. Galite pervardyti, jeigu norite kitokio pavadinimo. Dabar bus tiesiog tutorial. Eime į tutorial ir jums atsidaro tokie langai. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot.
like, subscribe, jeigu kas nors nepatiko, rašykite komentarus. Ir ačiū, kad žiūrėjot. Ir susimatysime kitame video. Viso.